Istoriškai šiame parke spygliuočiai buvo žinomi jau nuo 18 amžiaus pabaigoje. Šiuo metu parke auga kelios spygliuočių medžių rūšis. Dalis jų vietinės, dalis atvežtinės. Paminėtina maumedžiai, pocūgės. Viena iš pocūgių, ne tik viena, iš tikrųjų, jos visos to pačio amžiaus, 20 amžiaus apie vidurį sodintos, įtrauktos į saugomų rūšių sąrašą šio parko. Kelios pocūgės auga centrinėje parko dalyje, kelios prie dabartinės Antakalnio seniūnijos. Medis parke istoriškai nebuvo žinomas bent jau 18-19 amžiui, bet buvo žinomas kituose Lietuvos parkuose, būdingas Andrė projektuotėms parkams, pavyzdžiui, Žūtrakė tebeauga, didelės dar Andrė laikais sodintos 20 amžiaus pradžioje.